Lietuvos Šaulių sąjunga mini 105-asias metines. Kaip ir visoje Lietuvoje, Alytuje Šaulių sąjunga atgimė 90-aisiais. Pirmasis rinktinės vadas Antanas Karalukas, kurio tėviškėje buvę net partizanų bunkeriai. Atkurtos Alytaus Šaulių sąjungos pajėgos buvo kuklios. Nei uniformų, nei ginklų. Tiesa, drąsiausieji įkvėpti sąjūdžio dvasios turėjo nelegalius po antrojo pasaulinio karo sodybose paslėptus ginklus, buvo pasiruošę ginti šalį, išginti okupantus. Kadangi buvo mažai šaulių, Alytuje mūsų 27 šauliai tik buvo kuopai. Tada įkūrė Dainavos rinktinę, į rinktinę Alytaus kuopą, Varėnos kuopą, Druskininkų ir Lazdijų kuopos. Ir mes Dainavos rinktinė pabuvom iki 91 metų gegužės mėnesio. Nes po to jau pučo labai greit pradėjo daug kas eiti į šaulius, mes per porą mėnesių sukūrėm 3 kuopas, jau mūsų buvo apie 200 šaulių. Ir tada mums atvežė rinktinės vėliavą Alytaus, gegužės 2 pašventinom vėliavą ir atkūrėm rinktinę. Tada buvau paskirtas rinktinės vadu. Prieš tai visi buvom ten privačiam bute rinkdavomės. Neturėjome patalpų jokių. Tai po sausio 13 nuvėjom į savivaldybę, tada buvo vykdomas komitetas, davė mums pačioj vieną kabinetą Šaulių namuose. Ir paskiau pradėjome pastoviai reikalauti, kad grąžintų mums Šaulių namus. Tada iš karto ten iš vis niekas nenorėjo šnekėti, tada nuvažiavome į Vilnių, susirinkom iš archyvo dokumentus, kurie buvo ten patvirtinti, kad tai Šauliai statė ir Šaulių namai. Nu ir prasidėjo tada šitas jau derybos. Bet tada buvo kaip taryba buvo iš kolūkio pirmininkų, visi buvo komunistai baisūs. Tai niekas nenorėjo, neišnekėti nenorėjo iš karto. Buvo toks jau amžinatilsį Gintaras Gibas, tai tas sakė, tu tik pirmą nuo lavoną tuos namus atsiimsi. Išpuolių ar ko nors, kad grasytų, per daug nebuvo. Nors aš visą laiką turėjau naganą ir nešiausi visą laiką. Su savim? Su savim? Taip. Mes maždaug po metų atgavom 2 aukštą. 2 aukštą šiaip taip atidavė mum, kur dabar yra administracija mūsų Šaulių. O 1 aukštas ir viskas ten priklausė vis tiek rajono vykdomo. Buvo šventė ir susirinkimas pas mus. Buvo susirinkę nemažai Šaulių mūsų ten. Tada šitie pavilonės nusamdė, kad toj parašytų straipsnį. Nu ir dar ateinu šį darbą, Jaciunskas Aloyzas šaukia, užeik, sako, ką tau parodysiu. Sako, žiūrėk, ką jūs rašo. Ir ten prirašyta, kad ateina ryte jau į darbą, tai pilnas vestibulis girtų Šaulių ir visi voliojasi, tai apie pietus tik šiek tiek iškrikoja ten. Bet ten buvo visai neteisybė, o patvirtino tokia buvus valytoja, kuri neįgali buvo. Atseit patvirtinau, kai liudytinė. Tada aš jau skambinau į Kauną Jankų, atvažiavo mūsų korespondentas šito laikraščio. Trimito ir tada vėl susirinkimą padarėm. Tada Balkovigienė atsiprašė mūsų visų ir paskelbė kitam laikraštį, kad tai buvo neteisybė. Nu, namus atidavė mums 92, prieš pat rinkimus ir komunistai rinkimus laimėjo. Jei būtų žinoję, būtų netidarė tikriausiai. Bet atidavė, prieš 2 mėnesius ir vyko rinkimai ir jie laimėjo tuos rinkimus. Ir tai atidavė mums čia padėjo daugiausia, tai Aivaras Vyšniauskas tada dirbo ir Aloyzas Jaciunskas. Tai va šitie buvo tokie normalūs žmonės, su kuriais sutarėm ir paskui nubalsavo ta taryba ir atidavė mums tuos namus. Bet atidavė tokius jau tuščius. Tai pirmiausia viską, o ten buvo šitas, kai sakiau, nežinau, ar jis direktorius, ar kaip jis ten vadinosi. Tai jie ką galėjo viską išvežė.
visus kilimus išvežė, buvogi tie kėdės geros, viską išlupo, išvežė ant simną, sumetė ir supuvot, jau sakė, kėdės kažkur simne. Paskui visą šviesą, iš tuos gražus tuos šviestuvus išvežė, atjungė visas šviesas ten iš šito nuo scenos, vienu žodžiu nieko neliko. Apačioj buvo veidrodžių tokia salė, tas veidrodžius visus, ką jie galėjo, tą išlupo ir išvežė. Man paliko plikas sienas. Tai sunkus tas kūrimasis buvo šaulių? Tai išėjo dar šiukai rusai paliko, viską žraskė. Tai mes atėjom, nieko neturėjom, tai mes pirmais metais nešildėm tų namų. Jie buvo nešildomi, mes prabuvom, o jau antrais metais pavasarį jau pradėjom daryti sutartis, išnuomavom. Ir kitais metais jau pradėjom šildymą, pradėjom normaliai. Susipirkom kėdės tokias po lėtačio. 2010 baigiau tarnybą ir iš karto Šaulių sąjungos vadus. Pasiūlė Šaulių sąjungos vadas ateik. Reikia stiprinti Alytaus šaulius, nėra žmonių, reikia kažką darysime. Tai taip atsiradau Šaulių sąjungos rinktinės vadu ir nuo to laiko esu. Gerbiamas Valatkevičiau, tikiu, kad radote kiek apgailėtiną būklę. Tai šildymas neveikia, radiatorius susproginėti, elektrą dar Smetonos laikais 38 metų išvežioti, tai ten visi prisideda šildymus pečiukus, pradeda degti įvadas, visi laidai, tada reikia gesinti, vandeninis namas, problemos buvo didelės, po trupučiuką pradėjome žiūrėti per verslininkus, remdavo, nes bankai nieks negali duoti visuomeninė organizacija pinigų. Tai per pažįstamus radau verslininkus, tai jie man padaro darbą, su jais pasirašau sutartį ir aš jiems kaip paskolą mokėdavau. Bet tai po trupučiuką prasidėjo tų Šaulių namų atnaujinimas, tai tokiu būdu iš tos nuomos gauni pinigus, ir tada tu susimokė verslininkams, kai ten langus pakeitė, šiluminį mazgą daro, ten šilumos sistemą visą pervedžiojo, tai viską, tai po trupučiuką mokėjausi, tai metai po metų šildymą paleidom 2012 sausio 20. Buvom atstatę visą šildymo sistemą naują. Tai tokiu būdu tas Šaulių namai po trupučiuką ir gaivinami, tai 14 metai po trupučiuką tik tai. Tai ne visai po trupučiuką, akivaizdus yra pokyčiai ir šaudyklos, ir dabar jau nuomininkų atsisakot, jau ir patys išgyvenat. Tai dabartiniu šiuo metu tik keletą metų, kada finansavimas buvo padidintas, nes reikalinga materialinis bazė, nes reikia kažkur tai veiklą daryti, nėra ant ko daryti. Tada reikia atsakai nuomininkus, kad galėtų susiremontuoti ir gali materialinę bazę turėdamas, gali tenais vykdyti veiklą savo, tai klasės. Ten ta garsiai skamba šaudykla, ten iš tikrųjų tiras, pneumatiniams šautuvams šaudyti. Tai kaip pasako šaudykla, paskui ateina galvoja, kad su pistoletais ir automatai šaudome. Ne, tai čia daugiausia vaikų veiklai yra padaroma, kad jie galėtų užsiimti po pamokų užklasinė veikla. Tai po trupučiuką, žingsnis po žingsnio mes tai didėjame, kūrėmės geriau, dabar baigėme irgi remontus jau paskutinius vidaus. Dronų klasę norim atsidaryti. Sandėliavimo patalpas prasiplečiam, nes yra visi materialinių vertybių reikia susidėti, susitvarkyti. Tai tada gaunasi, kad taip tie Šaulių namai vidus jau baigiamas tvarkyti, dabar lieka išorė. Tai galvom, gal kitais metais, kai bus finansavimas, reikia stogą pakeisti, reikia vidinę dalį visą pakeisti, perdažyti. Šaulių namai pasikeis, išorinės dalis turėtų būti geltona, mūrinė dalis, nes yra ekspertizė buvo sakęs. Ir jos originalas spalva yra geltona. Paminklos saugos ekspertizė buvo atlikta. Ir tada turėčiau geltoną jau spalvą nudažyti namus, kur dabartinė yra tokia elektrinė. O žalia medinė kaip ir buvo žalia. Tai tie procesai yra, planai yra, bet nedažnai aišku, kada ten viskas bus įgyvendinta, nes reikia laiko ir pinigų. Antano Juozapavičiaus pirmoje rinktinėje daugybė jaunimo. Kodėl jauniems žmonėms priimtinos šauliškos idėjos ir šis kelias? Man tas buvimas Šaulių sąjungoje, kad tas kiekvienas savaitgalis, kiekviena vasara užimta, tu jautiesi, kad tu kažką prisidedi, kažką padarai, nes čia vis tiek yra savanorystė, tu pats renkiesi, kur eini, kiek eini ir tiesiog tu ugdai save, savo taip pat ir pažinimą apie Lietuvą, patriotiškumą, lyderio savybės ypač
Ir tiesiog labai smagu yra, aš pati džiaugiuosi savo šitais pasiekimais. Dabar istoriją pati aš mokinuosi ten įvairiausius, ten vis tiek nepriklausomybės karus ir taip toliau, ir vis tiek yra minima Šaulių sąjunga. Ir tu tada pajauti, o aš dabar esu vis tiek Šaulių sąjunga ir tiesiog net įspūdinga pasidaro, kad tie žmonės norėjo būti dalelė šitos organizacijos. Alytiškiai šauliai aktyviai dalyvavo 91-ųjų sausio-rugpjūčio mėnesiais Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos rūmų ir kitų valstybinių objektų apsaugoje. 12 šaulių buvo apdovanoti sausio 13-osios atminimo medaliu, tarp jų ir pirmasis atkurtos ir dabartinis Antano Juozapavičiaus pirmosios rinktinės vadas. Sausio 10 dieną iš vakaro gavom įsakymą, kad vieno skyriaus sudėtyje sausio 11 turim prisistatyti į Vilnių su turimais ginklais. Kokie tie ginklai? Nu ir 11 nuvažiavom, 10 gal mes ten įėjom, paskiau 11 priėmėm priesaiką valandą, nes atbėgo jau iš Seimo rūmų ten žmonės, kad pasakė, kad vieną sužeidė, jau peršovė. Nu, tada atėjo Butkevičius, Landsbergis, priėmėm priesaiką ir Seime išbuvomės iki nuo sausio 11 iki 17, savaitę laiko. Paskui jau mus pakeitė, kiti atvažiavę, nes mes nuvažiavom, tada nieks nieko nesakė, neturėjom nieko, nei nusiskus, nei nieko nebuvom pasiėmę, tai parvažiavom visi apželį. Nei ten nusiprausdavo kur, nei nieko, mėgojom kur papuolė ten, arba ant kėdės kur, ar ant grindų, paskui Šižiniūtė atvežė. Taip tą savaitę ir prabuvom. Kokie tokie baisiausiai įstrigę prisiminimai? Nu ką, žinau, ten taip tokias įtampa visą laiką buvo, nes būdavo jau kai puolė šitą televizijos bokštą, tada ten visus mus sušaukė į vestibolį, ten Seime atėjo kunigas Grigas, visiems davė išrišimą, nu ir lipė gintis. 91 buvau studentas Kauno technologijos universitete, 3 kurso, ir mes tada tas sausio įvykiai prasidėjo ir atėjo dekanas, man egzaminas kaip kartas buvo šeštadienį. Dekanas ateina, sako, reikia vyrai važiuoti. Sakau, tai mes važiuotum, bet egzaminas. Sako, aš pašnekėsiu su profesorium ir jūs išleis. Nu, tai mes ir šešiese studentai sėdom ir išvažiavome tada į parlamento gynimą ir taip atsiradom aukščiausioje taryboje. 2 korpusas, 32 būrys ir kaip tik Šaulių sąjungos sudėtyje. Ir tada ten, va, kaip ir Karlukas pasako, ten susirinko į apačią, vestibiulį, davėm priesaiką, Butkevičius, Landsbergis, tada visi, Seimo nariai ten daug buvo, tai tada prisiekėm Lietuvai. Ir nuo to laiko prasidėjo mano priesaikos vykdymas Lietuvai. Nuo Šaulių sąjungos įsikūrimo iki mūsų dienų yra 10 įsakymų šauliams. Įsakymai šaulių yra pagrindinės ideologinės nuostatos, kuriomis yra grindžiama Lietuvos Šaulių sąjungos veikla. Gink Lietuvos nepriklausomybę ir lietuviškąją žemę. Švieskis ir šviesk. Stiprink valią ir kūną, būk drausmingas ir mandagus, gerb ginklą, būk tiesus ir teisingas, tesėk žodį, būk budrus, saugok valstybės turtą, brangink šaulio vardą ir Lietuvos garbę.